Kas yra retosios Žemės elementai? Sveiki, inžinerijos entuziastai! Šiandien pasinersime į medžiagų visatą, kurios yra tokios svarbios ir kartu paslaptingos, jos varo šiuolaikinės technologijas ir yra daugelio pasaulinių diskusijų centre. Kalbame apie retųjų žemių elementus. Ir jūs tikriausiai jau esate apie juos girdėję, tiesa? Jie pasirodo naujienose, straipsniuose apie technologijas. Bet ar tikrai žinote, kas jie yra ir kodėl jie tokie geidžiami? Tai kasgi iš tikrųjų yra tie retųjų žemių elementai? Kai kalbame apie retąsias žemes, pirmas vaizdas, kuris ateina į galvą, yra kažkas itin reto, beveik kaip paslėptas brangakmenis, ar ne? Tačiau čia jau turime pirmąją didžiulę staigmeną. Jie nėra tokie reti Žemės plutoje, kaip rodo pavadinimas. Iš tikrųjų, kai kurie iš jų yra gausesni nei varis ar švinas. Taigi, jei jie nėra tokie reti, kodėl jie vadinami retosiomis žemėmis? Šis terminas kilo dėl to, kad juos sunku rasti ekonomiškai naudingose koncentracijose ir svarbiausia, sunku juos atskirti vieną nuo kito. Įsivaizduokite, kad turite smėlio dėžę, pilną sumaišytų spalvotų rutuliukų. Patys rutuliukai nėra reti, bet atskirti juos pagal spalvą po vieną yra labai sunku. Ir būtent tai juos daro ypatingais ir sunkiai gaunamais. Būtent šį išgavimo ir apdorojimo sudėtingumas iš tikrųjų suteikia jiems retųjų statusą komercinėme ir pramoninėme kontekste. Chemiškai kalbant, retosios Žemės elementai yra 17 specifinių cheminių elementų rinkinys. Jie apima 15 lantanidų. Lantanas, ceris, prazeodimis, neodimis, prometis, samaris, europis, gadolinis, terbis, disprosis, holmis, erbis, tulis, iterbis ir liutetis. Be to, yra dar du elementai, kurie elgiasi labai panašiai ir dažnai randami tuose pačiuose mineralų telkiniuose. Tai skandis ir itris. Visi šie elementai turi panašias cheminės ir fizinės savybės, todėl jų atskirimas yra tikras iššūkis. Tačiau būtent gebėjimas manipuliuoti šiomis nedidelėmis skirtumais daro juos tokiais vertingais šiuolaikinėms technologijoms. Dabar, kai žinome, kas jie yra ir kodėl, pavadinimas retieji gali būti šiek tiek klaidinantis. Didysis klausimas yra, kodėl šie elementai yra tokie geidžiami, kad laikomi itin svarbiais daugelio šalių ekonomikai ir saugumui. Atsakymas slypi jų unikaliose savybėse. Jie nėra tiesiog dar vienas metalas. Jie turi savybių, kurios net ir mažais kiekiais gali radikaliai pakeisti mūsų kasdien naudojamų produktų ir technologijų veikimą. Pažvelkime į keletą pavyzdžių, kurie parodo šių elementų galią. Pagalvokite apie elektroninius prietaisus, kuriuos turite namuose. Savo išmanųjį telefoną, plokščiaekranį televizorių, kompiuterį. Be retųjų žemių elementų daugelio iš jų tiesiog nebūtų tokie, kokius juos pažįstame. Pavyzdžiui, europis ir terbis naudojami kaip liuminoforai, kurie atitinkamai skleidžia raudoną ir žalią šviesą. Jie yra būtini ryškioms spalvoms, kurias matote ekranuose. Itris ir europis taip pat randami fluorescencinėse lempose ir leduose, todėl jos tampa efektyvesnės ir ilgaamžiškesnės. Tačiau jie spindi ne tik ekrane. Ar kada nors susimąstėte, kas leidžia ausinėms būti tokioms mažoms, bet kartu turėti tokį galingą garsą? Arba kas lemia, kad elektromobilio variklis yra toks efektyvus? Atsakymas slypi itin galinguose magnetuose. Neodimis, derinamas su disproziu, yra nuolatinių magnetų karalius. Šie magnetai yra neįtikėtinai stiprūs, palyginti su savo dydžiu. Todėl jie yra nepakeičiami kompiuterių kietuosiuose diskuose, elektromobilių ir hibridinių automobilių varikliuose, vėjo turbinų generatoriuose ir netgi jūsų telefono vibracijos varikliuose. Be jų mūsų elektromobiliai būtų daug mažiau efektyvūs, o vėjo turbinos, gaminančios švarią energiją, būtų milžiniškos ir ekonomiškai neapsimokančios. Be to, retosios Žemės elementai yra būtini katalizatoriai įvairiose pramonės šakose. Ceriumas naudojamas automobilių katalizatoriuose,
padedantis sumažinti vidaus degimo variklių teršalų išmetimą. Jis taip pat yra labai svarbus naftos perdirbime, stiklo gamyboje ir tiksliųjų ekranų, tokių kaip jūsų išmaniojo telefono, poliravime. Jo gebėjimas efektyviai ir pakankamai tvariai spartinti cheminės reakcijas yra viena iš priežasčių, kodėl šiuolaikinė pramonė taip stipriai nuo jo priklauso. Ar jums patinka saulės akiniai arba aukštos kokybės fotoaparato objektyvai? Lantanas gali būti ten, pagerindamas šviesos lūžimą ir optinę kokybę. O medicinoje gadolinis naudojamas kaip kontrastinė medžiaga magnetinio rezonanso tyrimuose, leidžianti gydytojams aiškiau matyti organus ir audinius. Bet kaip šie elementai gali turėti tiek daug skirtingų panaudojimo būdų? Nuo mobiliųjų telefonų ekranų iki medicininių tyrimų. Būtent platus kiekvieno iš šių 17 elementų savybių spektras daro juos tokius universalius ir nepakeičiamus. Net ir gynybos ir aviacijos bei kosmoso pramonėje retųjų žemių elementų svarba yra neabejotina. Jie naudojami lazerinio taikymo sistemose, jutikliuose ir pažangiuose ryšio įrenginiuose, užtikrinančiuose aukštųjų technologijų įrangos veikimą. O tobulėjant tokioms technologijoms kaip kvantinė kompiuterija ir dirbtinis intelektas, šių elementų paklausa tik augs, skatindama naujų šaltinių ir išgavimo metodų paiešką. Dabar, jei jie tokie gausūs, kodėl juos taip sunku išgauti ir kodėl tai taip brangiai kainuoja aplinkai? Nors jie nėra geologiškai reti. Koncentracija, kasybos procesai ir svarbiausia, šių elementų cheminio atskirimo procesai yra sudėtingi, užtrunka ilgai ir sukuria toksiškas, dažnai radioaktyvias atliekas dėl jų natūralaus ryšio su mineralais, kuriuose yra torio ir urano. Tai kelia rimtą susirūpinimą dėl poveikio aplinkai ir sveikatai bendruomenėms prie kasyklų ir aplinkiniuose regionuose. Istoriškai Kinija dominuoja šių elementų gamyboje ir perdirbime, kontroliuodama didelę pasaulinės rinkos dalį. Toks tiekimo grandinės sutelkimas vienoje šalyje turi milžiniškų geopolitinių pasekmių, nes bet koks sutrikimas gali paveikti svarbių technologijų gamybą visame pasaulyje. Dėl to daugelis šalių investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekdamos rasti naujus telkinius ir sukurti švaresnius bei efektyvesnius perdirbimo metodus. Siekdamos sumažinti priklausomybę ir užtikrinti stabilų tiekimą, be to auganti pasaulinė priklausomybė nuo retųjų žemių elementų didina geopolitinę įtampą, kaip jau minėjau. Kinija, kuri valdo daugiau nei 60% pasaulinės gamybos ir beveik 90% šių medžiagų rafinavimo, naudoja savo dominuojančią padėtį kaip strateginį įrankį, taikydama rinkos apribojimus, kurie veikia pasaulinės tiekimo grandines. Ši rinkos koncentracija energijos gamybos srityje, Kinijos gamyboje, Kinijos energijos gamyboje ir Kinijos energijos gamyboje. Kinija turi didelį potencialą ir energijos gamybos srityje. Kinija turi energijos gamybos pajėgumus ir energijos gamybos galimybės. Kinija turi didelį regioninės gamybos ir energijos gamybos potencialą. Ypač tose vietovėse, kuriuose gausu šių išteklių ir kur ekonominiai bei strateginiai interesai persipina. Paversdami šiuos elementus ne tik vertingomis žaliavomis, bet ir galimais tarptautinių ginčų katalizatoriais. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuokite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. Ar žinojote apie retųjų žemių elementus? Ar įsivaizdavote, kad šie elementai yra tokie dažni ir svarbus mūsų kasdieniame gyvenime? Palikite komentarą, nes noriu sužinoti.
Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varkelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai siunčiu didelį apkabinimą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.